žinau, tavoji gelmė spindi visų naktį žvaigždės vėsias. Kad ir kaip toli bebūčiau aš, visadu visur tavy ilgėsiuos. Sveiki, mėlyjeji! Šį kartą ir vėl pratęsime kelionę po Punsko kraštą. Praėjusį kartą labiau domėjomės šventėmis. Aplankėme lietuviškas rasas. Na, o šį kartą pakalbėsime apie kalbą, apie tarmę ir apie tradicijas. Na ir žinoma, apie problemas. Taigi, keliaukime. Kiekvienas mūsų sutiktas Lenkijos lietuvis su didžiausiu entuziazmu pasakojo apie jų krašte vis dar gyvą lietuviškos dvasios krislą, dalijosi prisiminimais ar iš tėvų girdėtomis istorijomis apie Punsko krašto padėtį atsiradus Lietuvos-Lenkijos sienai, apie šiandieninę Punsko krašto lietuvių bendruomenę ir pakitusią, tačiau išties gražią išskirtinę jų tarmę, pirmiausiai norėtųsi prabilti jaunimo lūpomis. Tad ir antrąją laidą apie šį kraštą pradėsime nuo Punsko kovo 11-osios licėjaus mokinės Violetos Milončytės rašinio. Mūsų gimtoji kalba – tai mūsų tarmė. Mes, Punsko ir Seinų krašto lietuviai, priklausome pietų aukštaičių tarmei, vadinamiesiems dzūkams. Šis mažytis Lenkijos valstybės plotelis su čia gyvenančiais lietuviais yra prigludęs prie tėvynės Lietuvos sienos. Gyvendami Lietuvos etninėse žemėse, lietuvių bendrine kalba kalbame per pamokas mokykloje renginių metu. Tarpusavy šio krašto žmonės bendrauja dzūkuodami. Būtina pabrėžti, kad mūsų krašto dzūkavimas skiriasi nuo dzūkavimo dabartinės Lietuvos teritorijoje. Mūsų kalbos ypatumus labai veikia lenkų kalba, kadangi visą laiką turime su ja tiesioginį ryšį. Mūsų krašto dzūkams būdinga tai, jog kietiname kai kuriuos priebalsius. Pavyzdžiui, ladas, ledas, laists, leisti, sanas, senas, šaudas, šiaudas. Kita vertus, daug kur nenatūraliai minkštiname, kas, kaip jau anksčiau minėjau, kyla iš tiesioginio ryšio su lenkų kalba, kuri turi minkštuosius priebalsius. Pavyzdžiui, pašimk, pasiimk, pasišukuok, pasišukuok, šiaubas, siaubas, užšiviniok, užsiviniok. Taip kaip vakarų aukštaičiai žodelius kaip, taip, verčiame kap, tep. Kai kuriuose žodžiuose pridedame priebalsį v. Pavyzdžiui, nuveik, nueik, vuoga, uoga, vuodas, uodas, vuosis, uosis. Turime būdingų mūsų tarmiai žodžių. Pavyzdžiui, stuba, gyvenamasis namas, gurinukas, trupinukas, paukštukas, paukštelis, šmotukas, gabaliukas, gabalėlis, pritrupic, pripjaustyti, skaros, drabužiai, mašina, koklinė viryklė. Visus tarmės ypatumus gyventojai perteikia iš kartos į kartą, todėl Punsko ir Seinų krašte gana gerai išlaikyta dzūkų tarmė. Tai šio krašto žmonių gimtoji kalba, jų širdies kalba. Ir tai tikra tiesa. Šiai nedideliai Lenkijos teritorijoje išlikusiai lietuvių bendruomeniai, jų gimtoji kalba ypatingai svarbi. Netrukus įsitikinsite, kad visi šio krašto žmonės lietuvišką žodį taria su pagarba ir meile, o jų širdis buvo ir yra atviros, net ir mažiausiam jų aplinkoje sudygusiam lietuvybės daigeliui. Tad nenuostabu, kad Punsko ir Seinų krašte itin gyvybingos įvairios lietuvių organizacijos, o apie jų veiklą išties nemažai žino Robertas Viaktorius, kasdien tiesiogiai prisidedantis prie lietuvybės puoselėjimo šiame krašte. Seinų Punsko krašte, ta, ką jaučia širdžiai, tas yra svarbiausia. Ir mes nuo dziedolių, prodziedolių čia gimę augę, tai ir skaitom save dzūkais, taip ir šnekam. Aišku, daug yra jau lenkiškų žodžių sulietuvintų, bet visgi ta lietuvių kalba dar vartoja žmonės, dar čia mūsų yra. Lenkijos statistikos departamento duomenimis apie 5000. Buvo 11 metais visuotinis surašymas ir mūsų tiek priskaičiavo. Turbūt yra daugiau, sunku pasakyti, nėra tikslaus skaičiaus, kiek Lenkijoje gyvena lietuvių. Bet glaudžiausiai mes gyvenam čia, Lietuvos etninėse žemėse, prie Rubežaus.
kur daug giminių kitoj pusėje sienos yra, kur šitas kraštas dar prieš 80 metų pats nežinojo žmonės, ar jie Lietuvoje, ar Lenkijoje, už kurią valstybę reikia kovoti. Vaikus ar mokot tarmės būtent, ar jie sugeba atskirti, kas yra tarmė, kas yra lietuvių kalba? Aš žinau, vyresni tai turbūt taip jau. Mažesni vaikai mes namuose kalbam, šnekam savo tą dzūkišką tarmę, tai jie visų pirma tą tarmę ir išmoksta. Ir patys dzūkuoja, vėliau pagauna tą bendrinę kalbą, jos mokosi iki mokyklai. Tai manau, kad jaučia skirtumą tarp dzūkų tarmės ir tarp bendrinės lietuvių kalbos. 1996 metais, sutvarkius seną sandėlių paverstą klebonijos pastatą, Punske atsirado dar viena lietuviška salelė. Senosios klebonijos muziejus įsikūręs beveik 150 metų senumo Stuboje, kuri šiandien žavi patalpų autentiškumu ir lietuviška dvasia. Suvalkai dar vienas lietuvių centras, nors čia lietuvių ne tiek daug kaip Punske ar Seinuose. Kultūrinė veikla vis tiek gyva. Lietuviai būrėsi vienybės klube, daugiau nei 10 metį čia dainuoja lietuviškas choras Ančia, o 1986 metais po 75 metų pertraukos atgaivintas ir mėgėjų teatras, kuris nesenai tapo Sūduviu. Teatro istorija Suvalkuose panaši kaip visam Punsko Seinų Suvalkų krašte. Nedaug vėliau pirmas spektaklis pastatytas 1908 metais, taip kad prieš keletą metų mes šventėm 100-metį pirmo spektaklio. Bet po to buvo ilga 97 metų pertrauka ir vėl buvo statytas spektaklis, dar nebuvom pasivadinę Sūduviu, nes vėl ten pertraukėlė buvo, bet jau 11 metų tai veikiam tikrai pastoviai. Statomi kasmet spektakliai, režisieriai keitėsi, buvo Teresė Uzdilaitė, Juozas Jankauskas, Juozas Vaznelis, na ir aš Aldona Kavaliauskienė. Ne taip lengva prikalbinti naujus, o tikrai yra šauni šita grupė, mes labai gerai jaučiamės, neatleidžiam žmonių, kur į Punską išvažiavo, taip kad mes juos, nors jau gyvena kelis metus gražus Punske, bet dirba Suvalkuose, taip kad laikom visom 4. O jeigu apie kalbą paklausčiau, kaip jūs išlaikote ją? Manau, kalbos išlaikymo yra geriausias būdas kalbėti. Mes kalbam. Kai kalbam, tai negalvojam, kokią mes tarmę kalbam. Mes šnekam, dzūkuojam. Ir labai malonu, kai skaičiau apie šitą Jono Basanavičiaus sodybą, kad daugelis mums tokių pavadinimų, kurie tokie labai saviti yra, ta Stuba, Kukne, Sklepas. Pas mus yra tokie kasdien vartojami tie žodžiai. O jau kur kitur nuvažiuojame, jau net ir 6 čia arčiau rodos, kažkaip tokių bendrų tiek nėra žodžių. Manau, kad čia kažkaip net mes labiau esam susieję savo kalbą. Savo prisiminimais bei pastebėjimais apie Punsko krašto praeitį ir dabartį mielai pasidalijo ir kitos Suvalkų mėgėjų teatro Sūduvis aktorės. Iki Antrojo pasaulinio karo tai Punsko krašte Lenkų nebuvo. Liko kareiviai, kariuomenės, paskui žanijosi ir su Lenkija nuošiek. Kas kartas, o šiaip tai lietuviškai visi kalbėjo ir seneliai ir nemokėjo lenkiškai net. Kaip tas virsmas, kaip jūs tapot atskirti nuo Lietuvos, ar prisimenat nors kiek tuos laikus? Ne, aš neatsimenu. Pasakojo tėvai gal? Aš ištekėjau paskiau prie Rubežo. Tai pasakojo, kad nuvėjo seniūnas į valščių ir Lenkai pasiūlė cukro galvą, tai vadino tas cukrus, kad liktų Lenkų pusėje. Ir mūsų kaimas liko Lenkų pusėje. Taip, kad nelabai patenkinti buvo iš karto. Bet paskui jau, kaip Tarybų sąjunga perėmė, tai žmonės džiaugiasi, kad liko štai pusėje, kad ūkininkai išliko ir kalba ir jau mūsų nepalietė tas surušinimas. Mes visą laiką lietuviškai kalbėjom. Aš, pavyzdžiui, ėjau tik tai 1 klasę į lietuvišką mokyklą, paskui tai mokytoja mirė, tai aš į lenkišką.
Visas 7 klasės dabaigiau, bet mane niekas nesulenkino. Iš namų išsinešiau tą tokį karštą patriotiškumą ir net kartais aš per daug išsišokau, bet man skauda, jei kažkas dergia Lietuvą ar šiaip tai. Esu gimus Vaitakėmio kaime, bet vaikščiau į mokyklą Punske. Pabaigus išvykau į vidurį Lenkijos, Vloclavek, nes čia buvo mokykla, medicinos seserų mokykla. Ir kadangi sužinojo, kad aš moku lietuvių kalbą ir iš lietuvių esu kilusi, tai paprašė mane vieną kartą moters diena, tai komunistų laikais tai buvo labai didelė šventė, kad aš pasakyčiau, kai buvo akademija, lietuviškai eilėraštį. O aš buvau nusivežus jaunimo gretos. Gal jūs tai nežinot, kad tokia laikraštis yra. Ir išmokau eilėraštį ir deklamavau. Tik direktorė paklausė, tik pasakyk, apie ką yra. Nu ir po kiek laiko grįžau į Suvalkus ir čia vienybės klubas atidarytas, lietuviai sueinam kartą į savaitę, nu, ir dainuojam, choras Anča yra sutvertas, vaidinimai, kaip jau girdėjot, bažnyčia, meldžiamės lietuviškai 2 kartų į mėnesį. Nu, dar iš tokių įdomybių, kadangi aš turiu dukrą, mano dukra gyvena Norvegijoje. Norvegai labai yra patriotiški ir kiekviena moteris tenai vaikšto su savo tautiniais rūbais. Mano dukra, mama, aš noriu tautiškų rūbų. Ir šiemet išsivežė, nusipirko Kaune ir išsivežė ir tie vaikščios. Gimiau ir užaugau Punsko krašte. Namuose kalbėjom lietuviškai, tačiau ta mūsų kalba vis buvo kitokia nei švari bendrinė lietuvių kalba. Kitokia nei visos Lietuvos tarmės, šiek tiek tikriausiai sugadinta Lenkų įtakos, ta prasme, kad pasitaikydavo koks žodis, ypač būnant vaiku, lenkiška su prilipdyta lietuviška galūnė ir taip kalbėdavom. Visa keitėsi, kai pradėjau eiti į mokyklą, į vidurinę mokyklą, dar Punske, ir paskui išvažiavau į Lietuvą studijuoti. Ten buvo pirmais metais iššūkis, kad susibendrauti, susidraugauti su lietuviais iš Lietuvos ir iš tikrųjų išbandyti save, ar įmanoma išmokti bendrinę kalbą, kad susikalbėti su visais. Reikėjo vengti visų skolinių, reikėjo vengti dzukavimo, nes taip ir kai padzukuodavom gerai dzici, tai plyšdavo draugai iš juoko. O dabar sugrįžus vėl arčiau gimtų namų, kasdien kalbam savaip, ta tarmė išskirtinė, susimaišius su daug kitų tarmių, šiek tiek ir tų skolinių vis dar pasilieka, bet kalbam lietuviškai, stengiamės susitikti, sueiti, pabendrauti, kiek tai pavyksta, įvertina kiti daugiausiai, kur atvažiuojam į Lietuvą. Smagu, kad tą lietuvių kalbą išsaugojom ir tikiuosi, kad visi ir mano amžiaus žmonės, kurie kūrėm ir kursim ir turim savo šeimas, tai kad ir toliau tą lietuvybę palaikysim. Čia vėl galime prisiminti ir poną Albiną Šuščevičių, mums jau pažįstama kaip lietuviškų joninių organizatorių bei įvairių kitų lietuviškų tradicijų puoselėtoje. Darbštus lietuvis savo lėšomis įsigytame 7 hektarų plote jau pasodino per 1000 medelių. Svarbiu lietuvybės židiniu tapusiame jo turizmo ir pramogų parke jau pradėti statyti ir nedideli lietuviško stiliaus nameliai poilsiautojams. Jų šeimininkas žada pastatyti tiek, kiek buvo ūkių išnykusiame Šilainės kaime. Beje, šios sodybos ir parko savininkas ne tik geba atgaivinti senasias tradicijas. Jis, nors ir ne vieną dešimtmetį praleido svetur, atmintyje išsaugojo žodžius ir vardus, kuriuos šiandien retas kuris bepamena. Aš mokiausi nuo tėvelių lietuvių kalbos. Mano tėveliai lietuviai, šičia buvo leikiai, nevažiavo į Lietuvą, kaip atskyrė nuo šieną perstumė, liko Lenkijoje. Dėl to, kad turėjo gabalą didesnį žemės ir, sako, aš nieko geresnio ir Lietuvoje nerasiu. Ne? O čia buvo Lietuva, lietuviai gyveno. Nu, ir taip su tą tarmę tą tarmę aš įgijau nuo tėvelių, nes čia Dzūkelių kraštas. Ir taip
šnekam ir toliau. Mano tėvelis vis naudodavo tai dinksas, tai šis dalykas. Aš nuvažiavau į Vokietiją, tai man tik tai reikėjo susidėlioti paeiliui žodžiai. Daug žinojau žodžių, bet dar nežinojau konkrečiai, kurioje vietoje reikia jie panaudoti. Bet paskiau aš kaip susidėliojau atitinkamoje vietoje tuos vokiškus žodžius, jau daug ką mokėjau. Ne? Nu, žinoma, kad buvo nuo prancūzų portmanetke, vadino, tai prancūziškas žodis yra portmanet. Nu, ir daug tokių žodžių likusių. Ne? Kaimuose buvo daug šnekėta su lenkiškais žodžiais. Čia, kad, reiškia, jau buvo priimti žodžiai lenkiški ir šnekėjom kaip lietuviškai panašiai, bet maišėm lenkiškų žodžių. Nu, kad būtų greičiau, reiškia, kažkaip taip. Šičia buvo prieš karą Šilainės kaimas. Ir tas Šilainės kaimas išnyko repatriacijos metais. Lietuviai šito kaimo išėjo į Lietuvą, nes jie turėjo po 2-3 hektarus žemės ir tai smėlynas. Už tai vadinasi Šilainė, tai yra smėlėta žemė. Ir nu, jie nieko gero čia negalėjo surasti, ne? Šeimos buvo didelės, tai kad jie išėjo. Pas mus tai buvo sakyta, tėvelis pasakoja, kad eikit į Lietuvą, vokiečiai išeina, tai ant jų žemės jūs gausit, jų vokiečių žemės, apsigyvensit vokiečių žemėse. Ne? Kur, nu, ir daug kas važiavo, daug kas sugrįžo, nu, maišėsi žmonės. Ant tų šakelių, ant tų dzikųjų, dzvigelgutės kukavo, dzvigelgutės kukavo. Apie tarmės ir bendrinės lietuvių kalbos santykį šiame krašte, o taip pat apie jaunų žmonių požiūrį į savo gimtąją kalbą geriausiai išmano pedagogai. Tad labai apsidžiaugėme Joninių šventėje, Laumių žolininkių tarpe atpažinę vietinių itin gerbiamą mokytoją, buvusią Navinykų mokyklos direktorę Nastutę Sidarienę. Mūsų kraštas, Punsko Seinų kraštas, tai dauguma yra dzūkai, o dalis kaimų, kurie yra už Punsko, arčiau Lietuvos sienos, keli kaimai, tai kalba jau suvalkietiškai. Taip, kad mes esame suvalkiečių ant ribos. Materialinė kultūra, kuri yra mūsų krašte išlikusi, tai yra labiau gal suvalkietiška negu dzūkiška kai kurie elementai. Tai sakykime ir šitie, jeigu raštai išlikę audinių ar juostų ar dar kiti, tai irgi yra ir suvalkietiškų, ir dzūkiškų. Taip, kad kalba, dauguma žmonių kalba dzūkų tarme, bet šitos materialinės kultūros ir visų dainų elementų ir labai daug dideliai suvalkiečių įtakoje esame. Sūduvių reikėtų sakyti dabar, kadangi taip, ta Suvalkija visi, kaip žinom, tai nesenas labai dalykas, bet Sūduvių šita tarmė turi irgi labai didelę įtaką mūsų kraštui. Taip pat Sūduvių materialinė kultūra visuomet dzūkai žavėjosi, kadangi jie tokie truputį visą laiką ir neturtingesni, tai lyg tas žiūrėjimas į Sūduvius buvo toks labai natūralus. Niekaip nepajėgianti susitaikyti su Navinykų mokyklos, kuri buvo svarbus lietuvių kultūros ir švietimo centras uždarimu, buvusi jos direktorė prakalbo ir apie šio krašto aktualijas, bei vis labiau lietuvių bendruomenę alinančius neteisingus valdžios sprendimus. Paskutiniu metu Punsko valsčiaus tarėjai uždarė 2 lietuviškas mokyklas, kur dar visą laiką turėjome vilčių, kad galbūt padės kažkas, gal bus galima jos išlaikyti ir tos vilties iki galo dar neužgesinom, nes galbūt jeigu ne Lenkijos valstybė, tai Lietuva, tikimės, kad šiek tiek padės. Jeigu kaime nėra mokyklos, nėra šviesulio, nėra ir kalbos ir nėra tarmės, tai čia mes žinome šitų kaimų likimą, kuriuose nebuvo mokyklų, kurie jau prieš kelis gerus metus pradėjo lenkėti,
O tuose kaimuose, kuriuose po karo nebuvo jokios lietuviškos mokyklos, tai jie visiškai yra sulenkėję. Turime Vižainio apylinkės, turime pagaliau Jeleniavą, kur Antanas Baranauskas, būdamas vyskupu, šitą bažnyčią šventino ir ten atnašavo lietuviškas mišas, bet ten mokyklos lietuviškos niekada nebuvo. Tenai jau nesutiksi žmogaus šnekančio lietuviškai. Ką padarysi? Viskas šiame gyvenime kinta. Tačiau kol bendruomenėje yra tokių žmonių kaip pedagogė, etnografė, juos turi šėję Nastutė Sidarienė, lietuvių kalba tikrai neišnyks. Šioje vietoje norėtųsi persakyti žodžius, kuriuos savo straipsnyje yra parašiusi dar viena aktyvi lietuvybės puoselėtoja, Punsko lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė. Amžiai parodė, Lenkijos lietuviai stiprūs, vieningi ir saugo lietuvišką dvasią. Stiprybė gimsta širdyse ir kuo didesnė gniaužianti jėga, tuo galingesnė valia, tuo didesnis noras kovoti, stiprėti. Jos žodžius puikiai patvirtina ir kitos kraštietės istorija. Dar jaunystėje išvykusi ir visą gyvenimą praleidusi Lietuvoje moteris, širdyje ir lūpose vis dar tebenešioja savo gimtojo kaimo vardą. Papasakosiu apie savo tą kaimutį. Man ypač gražus jo pavadinimas. Gali būti ir Cirailių, kai kur seniau, žodžiu, yra ir įvairių pavadinimų įvairiais laikotarpiais, bet mano gimimo liudijime parašyta Cirailiai. Ir aš labai myliu savo kaimelį. Retai ten sugrįžtu, aplankyti artimųjų kapelių. Labai gaila man, toks vaikų būrys išeidavom į mokyklą, o dabar ten nykstantis dėja su širdies skausmu turiu pasakyti, kad tai nykstantis kaimas. Daugybė našlelių ir gal keletas vyrų dar. Bet aš tikiuosi, kad ir jaunų žmonių sugrįž ten, labai gražu ir galbūt nėra turtingas tas žemė, nėra tokia derlinga, tačiau pats Lenkijos pasienis, bet gal tik man jis toks mielas yra. Tai kokie prisiminimai? Labai gražus, vaikiški prisiminimai, kaip mes visi eidavom į tą mokyklą. Labai gera mokytoja, vyriški, dar tada ir vyriškai pradinių klasių mokytojai buvo. Tiesiog labai gražus prisiminimai. Norėčiau juos sugrąžinti, bet dėja. Tai va, ir dabar atsakau retkarčiais dar moterys, kurias mane pažįsta, maža dar. Va, ir, žodžiu, jos mane vadina mergautinė mano pavardė, o aš ir nesako nei Ona, nei Onutė, sako Burinskų Onė. Tai labai miela pašnekėti, jos tikrai kalba dzūkiškai, kaip kad kadaise aš pradėjau kalbėti. Ir žodžiu, aš niekada nepavaršiu šitos vietelės žemėlapyje. Ar juo brolis išvais kelią, seselė už salelę, remtedrė. Mūsų svirne vykdavo jaunimo šokiai. Aišku, mūsų nenorėdavo leisti, bet pačiam kampe buvo girnos. Tai aš jau iš anksto nuo pusės dienos ten labai sėkmingai užlysdavau ir nieks nežinodavo, kur aš esu. Ir aš su jais traukdavau, mano namas, vijokliais, apaugęs. Ir aš tą dainą jau taip nuo vaikystės gerai moku, iki šiol prisimenu kiekvieną žodį. Tai tik tai mamytė paskui jau imdavo ieškoti, kas sakydavo, ten tas tavo vaikas, ana už girnų. Ir mano įspūdžiai baigdavosi. Sukūrę esate apie savo kraštą, apie savo kaimelį eilėraščių kažkokių? Na, vieną posmelį, kurio nėra ir knygelėje, bet jis irgi, aš ne vieną. Tai galėčiau jį ir pasakyti, kad Cirailė, tu mano Cirailė, kaimuci pačiam Lietuvos pakrašty, ar meni mano pirmųjų meilė, lig šiol kaip stebuklų nešiojama širdį. Ar diena